su jumis tiem, kas tiki. Apžvelkime šio vakaro situaciją. Paimsime kitas kortas. Tris kortas radau kitokias įsimaišiusios. Dėsim jas. Nes ne veltui tokie dalykai yra, kažką nori pasakyti. Moteris gali būti kažką pabaigusi savo gyvenime, ar tai santuoka, ar tai kažkieno galbūt išėjimas. Gali būti, kad tas žmogus, kuris išėjo, pasiėmė kažką labai brangaus jums, džiaugsmą, laimę. Galbūt norėjot kažkokio teisingumo, bet gavosi taip, kad įvykus buvo pabaiga. Ir su tuo žmogum buvo meilė, harmonija kažkokia. Gali būti, kad išsiskyrimas buvo teisminiu keliu. Arba kažkas norėjo jūs nuteisti už tai, ką padarėt. Žinot, kai žmonės tu taip, anaip, čia negerai. Taip, patvirtinimas. Mergina dabar liūdi, moteris. Liūdė galbūt dėl to, kas atsitiko praeityje, kaip čia išsispręs viskas. Ilgai čia teks liūdėti. Gali būti, kad du geri žmonės jums padėjo arba padės sunkioje situacijoje.
kad ir kokie nebebūtų. Galbūt jūs netgi išvykote, palikote namus, tikėjotės kažkokių gražių jausmų, bet gavote išvykti. Ką atnešė tas išvykimas jums? Paieškos dėl darbo, galbūt sunkiai dirbate dėl savo vaikų. Arba laukite darbo, kad galėtumėte išlaikyti vaikus. Vyrukas nuobodžiauja. Galbūt kažkur svetur išvykęs. Arba jūs išvykot arba jisai. Ilgisi jūsų. Norėtų kažką perduoti, pasakyti. Ar tai būtų gera naujiena, žinia iš jo. Jūs jam labai svarbi. Norėtų susitikti ir aptarti kažką svarbaus. Mato, kad jūs esate išskirtinis žmogus, ne toks kaip kitus buvo sutikęs. Kad jūs visiškai išsiskiriat iš kitų. Ir jis tai pamatė, tik tai išsiskyrė su jumis, išėjęs. Norėtų atvykti. Ar šis žmogus dar pasirodys jūsų gyvenime? Jisai galvoja, kad neverta, kad vis tiek viskas baigsis. Plaukia pasroviui. Nukrito kortą. Gali sirgti žmogus, blogai jaustis. Ilgėtis jūsų. Ar jisai pasirodys? Galbūt su juo turite vaikų. Jeigu jūs turite vaikų, jisai pasirodys. Dėl vaikų susitikimas bus. Jisai gali naudoti vaikus kaip įrankį. Ką jums daryti? Mylėti save. Meilė sau bus didžiausia jums atrama sunkiu laikotarpiu.
Ir šeimos narius kreipkitės, jeigu bus kažkokių tai neramių dalykų su juo. Galite pasitikėti savo šeimą. Tai garantuotai dėl vaikų yra kažkas. Noriu susitikti. Tai jūs susitiksit. Galbūt norės susitaikyti. Būti šeimos galva. Ar jūs sutiksite? Jūs nesutiksite. Kodėl? Nes tai yra žmogus, kuris nori kažko savo. Jisai gali turėti dar vieną žmogų šalia. Kažką saugoti. Užantį. Kokia dar viena vakaro žinutė? Krenta kortos. Krenta kortos. Praeityje buvo gerų įvykių. Ir tie geri įvykiai jums atnešė daug džiaugsmo, pilna taurė, bet jūs to nenorėjot paimti. Jūs nepriėmėt kažkokių džiaugsmų, nors tai buvo jūsų likimo kažkas duota. Ir tai atnešė jums pabaigą. Galbūt išsiskyrėte, laikėtės savo, nes galvojat, kad tai yra teisinga dėl meilės. Kad draugystė turi būti kitokia. Kad viskas turi būti pasverta kažkuo. Kad pasverta būtų jūsų tiek finansinė padėtis vienoda, tiek įsitikinimai vienodi, tiek galimybės vienodos. O jis buvo toks jaunas žmogus, gali būti, daug dirbti, bet galbūt jums neužteko tiek, kiek jisai dirbo. Norėjo švęsti. Turėjo daug pasirinkimų, galimybių, galėjo išgerinėti, bet nebūtinai, galbūt ir kitų santykių turėjo, ne tik su jumis. Dabar vyrukas pyksta. Su finansais jam reikia tartis dėl kažko. Galbūt jisai norėtų skubėti kelionę. Ir čia jam kiša kažkoks žmogus. Ir yra pagalius į ratus. Jam kažkodėl
nenori leisti. Ir stipriai, labai stipriai nenori leisti kažkokių naujų pradžių. Nes jūs moteris esate į resursus, kad jisai jūsų neiššvaistytų galbūt. Nes tai jau galbūt buvo įveikę. Taip, nes čia buvo pabaiga. Kas toliau bus? Kažkokių šansų negausit. Bet jūs stabiliai laikysite savo poziciją. Stabiliai viskas. Gali būti avino ženklų. Arba vandens. Trečioji žinutė vakaro. Yra pakabinta situacija dėl moters. Pas ją nori ateiti keletą vyrų, net ne vienas. Bet jie taupo pinigus, taupo resursus ir dabar yra nepasirengusi sėkmei, laimiai. Kas bus toliau? Ji nori poilsio. Ji tiesiog rami, galvoja, kad vis tiek įvyks viskas savaime, jai nereikia stengtis. Ar jai reikia kažką daryti? Kodėl visą tą siunčia į vyrus? Kad ji būtų mylima ir mylėtų kitą. Švęstų pergalės ir pabaigtų savo pakabintą situaciją. Jos kažkoks vyras laukia dėl šeimos. Ugnies stichijos vyras, kuris turi pasirinkimų ir nežino, ką daryti, galbūt darbai, dėl darbų. Ar jums pasiseks būti kartu? Jie labai skirtingi galbūt, kaip balta ir juoda. Galbūt jie galbūt jie ieško to aukso viduriuko santykiuose. Ir arba bendravimo, arba jeigu nėra susitikę, tai jie ieškos vienas kito, bet tai kaip gili jūra ir abudu skęsta.
Jisai ruošiasi. Jisai pasirengęs yra būti su jie. Bet taip pat ir bijo, kad bus atstumtas, ar jisai gaus šansą ji nori būti laisva. Ji nori būti laisva, nesuvaržyta. Ar jisai gali jai tai suteikti? Jis nori atvykti. Ar jisai gali tai jai suteikti? Bus kažkoks prašymas iš jo, ir jisai nenorės kažko duoti. Jisai kažkaip galvos, kad jinai pati gali tai pasidaryti, pasiimti, kad jinai per daug reikalauja žemės moteris. Ir jam bus per sunku, todėl jinai išeis. Šitą situaciją, pas jos naujas vyrukas ateis. Ne, jinai nebus su juo. Va, naujas ieškos kelių. Galite pasiekti mano kanalą. Padarysiu daugiau video ir galite taip pat susisiekti su manimi, jeigu norite asmeninį būrimą. Kokią žinutę norėtų perduoti. Paleiskite savo vidinį vaiką į laisvę ir žiūrėkite, ko jam reikia. Pajuskite save iš naujo, atgimkite iš naujo. Tai yra itin svarbu. Kam tai bus reikalinga? Kad paleistumėt praeitį. Nes visą tai jūs pakabina, tiesiog jūs stovite ir negalite paleisti. Kaip anksčiau džiaugti savo sėkme. Esate pasiklydę nusivylimuose. Jūsų siela šaukia. Galbūt turite dar mokintis kažko išmokti. Ar permainos bus? Taip, permainos bus. Jūs išeisite iš tos situacijos. Ir jums ateis kažkoks finansinis pagerėjimas galbūt. Arba turėsite sumokėti už mokslus, kas mokinatės. Gali padėti kažkoks vyras,
finansus sutvarkyti. Kurį jūs prisimenat. Galbūt prisiminimuose liko kažkas svarbaus, ką atsimenat ir jūs norite, kad jisai jums padėtų, arba jisai galbūt prisimena ir norėtų jums padėti. Kažkokios kovos tarp jūsų vyko. Jūs užaugsite vidumi, paleisite vidinės kovas, iššvaistėte daug jausmų ant to žmogaus. Dabar turite tik save ir savim galite pasikliauti ir pasitikėti. Svajojate apie susitikimą su mylimu žmogumi. Ir jūsų svajonės išsipildys. Anksčiau ir vėliau vis tiek išsipildys. Jūs auksite kartu. Toks buvo trečias variantas. Ketvirtas variantas. Kelionė. Kas vyksta kelionės metu? Kelionės metu galbūt susiradote kažkokių draugų, vaikystės draugų, arba svajojate rasti keliaudami kažkokių draugų. Kupini emocijų nerite į savęs pažinimą, materialinį gerumą ir kelionės metu gali kažkas nuliūdinti jūs. Praeityje gali būti, kad vidinių resursų nepakako kažkam pradėti ar užbaigti. Pradėti ar užbaigti. Laimėti kažkokius tau, ką jūs norėjote laimėti. Kažkokį žmogų norėjot atversti, galbūt jį išjudinti iš savo stagnacijos, kurioje jis buvo, bet jūs nepajėgėt. Jūs susidaužėt savo, kaip pasakant, įsiskaudinot ir jūs išėjot iš tos situacijos į vidinę ramybę. Nes buvo labai sunku, jūs buvo tiesiog, galbūt netgi priklausom truputį. Gali būti vėžio ženklų.
arba su vėžiu susijusi. Taigi, 5 variante, ką papasakosiu mums. Kažkaip krenta man čia. Pažiūrėkim, kas iškrito, nes krenta ne veltui. Taip, 5 variante. Oho. Čia vyko karas tarp širdies, tiesos ir galbūt netgi meilės. Jūs turėjot pasirinkti, kur yra tiesa, kur yra gėris, kur yra blogis. Ėjot per skurdo programas, galbūt buvo susitikimas, kažkokia dosni pagalba praeityje. Ir dabar jūs norėtumėte eiti į naujas pradžias. Kaip jums seksis? Moteris turinti resursų. Kovoti galėjo prieš kitą moterį arba būti nusiteikus karingai. Bet čia krenta 2 moteris, netgi 3. Kažkoks nepasidalėjimas buvo. Ko jūs čia nepasidalijot? Kažkoks žmogus gynėsi, kad yra teisus, kad daug uždirba, kad yra teisus, bet čia rodo, kad čia ne viena moteris buvo. Labai sudėtinga situacija, prašau patvirtinimo, kas įvyko čia. Žmogus turėjo daug jausmų. Jisai tiesiog naudojasi situacijoje savo gerovį. Jisai norėjo nieko nedaryti, kad visi apie jį šokinėtų. Gali būti sesuo, mama, draugė. Buvo kelios moteris. Viena pikta, kita turtinga, o kita tiesiog graži ir laiminga. Matau liūtą, ožiaragį. Žmogus pastrigo santykiuose. Žmogus pastrigo iliuzijose, kuri niekur neveda. Kažkokie
partnerystė sieja. Bet jinai pastrigus. Jis yra velniški reikalai. Čia galbūt meilės trikampis buvo. Greitai išvyko į darbą arba pas vaikus. Jisai rinkosi, kur važiuoti, kur vykti ir greitai turėjo pasirinkti. Jam truputį buvo sunku, nes buvo pakabinta situacija. Nežinojo, ką rinktis. Nes buvo kelios moteris. Ir jisai pasirinko darbą. Ar jam dabar gerai nuo to? Jisai laiminga švenčia. Toliau išgėrinėja, ar ten, ką jis ten darė. Bet meilės nėra. Nėra žmogus kančiuose. Dėl to, kad pasirinko pinigus, pasirinko meilės nebuvimą. Jis pasirinko ne tai. Jis vaidino, kad gali kažką pasakyti, padaryti, bet tai buvo iliuzija. Vėžys. Ir jisai išvyko dėl to, kad kažkam kažką įrodytų. Tai nebuvo teisingas žmogus, labai kenčia. Taigi, 5 variantas. Taip. Galbūt ateiti pas kažkas su pinigais. Teisingai norės jau pasilikti. Jau norės teisingai pasilikti. Bet yra piktas. Galbūt tie žmonės, kuriais jisai manipuliavo, apgavo, tai buvo labai dabar pikti. Ir jis visokiais būdais kalbina. Ir jausmus siūlo, ir savo kažkokią iškalbingą manieras rodo, bet yra pyktis. Viskas pasiliks praeityje. Nes viskam ateina galas ir reikia naujos pradžios. O jisai pyksta ir pats. Ir ant savęs, ir ant kitų. Kad buvo toks kvailas, kad negalėjo priimti sprendimų. Jaunas žmogus. Galbūt ne tai, kad jaunas, galbūt žmogus metuose, bet jisai nesubrendęs yra emociškai. Gali priimti kvailus sprendimus. Dėl moters, kuri tikėjusi galimybių daugiau, negu jisai turėjo, o jam buvo tai per sunku. Taigi, arba yra per sunku. Taigi, ačiū už 5 variantą. Pasirinkite savo variantą. Galbūt rezonavo kažkas, parašykite, duokite man žinoti. Būtų galima ir tokių video padaryti. Taigi, užduokite klausimus, susisiekite, jeigu domina. Ir neliūdėkite,
džiaukitės gyvenimu. Su jumis buvo Tiem, kas tiki. Ačiū Jums.